Sveiki visi, kas dabar žiūri dirbtinio intelekto Ronė kanalą. Šiandien jums parodysiu neįtikėtiną darbo eigą, būtent Comfy user interface. Čia neįtikėtinas modelis, vadinasi Audio, tai ką jis daro? Jis įgarsina automatiškai video failus. Mes įkeliam, pavyzdžiui, video failą, taip, ir jis automatiškai įgarsina. Aišku, dabar yra limituotas sekundžių, bet tai tik pradžia. Aš manau, toliau mes pamatysim dar didesnius stebuklus, taip. Tai dabar yra Audio, čia repozitorius, tai jūs galėsit savo, kas turi Comfy user interface ir naudoja, tai gali savo įsirašyti per Git komandą. Biškį apžvelgsim Audio tos sugebėjimus. Tai čia yra iš Soros video kompiliacija tokia. Pažiūrėsim, kaip susitvarkė Audio. Nu ką, pažiūrim, ar tai yra tiesa. Dabar aš einu į savo Comfy user interface. Kaip ir minėjau, čia yra sistema, kuri susidaro iš tokių nodų, blokų, kurie sudaro visą darbo eigą. Tai čia, kaip matot, Audio loaderis, čia yra pagrindinis modelis. Čia yra jau kalbos modeliai ir kaip matau, atrodo, vaja irgi čia, taip, vaja yra, taip, latentinė erdvė, po kurią jums kažkada pasakojau, per kurią formuojasi vaizdai, tai čia dabar bus garsai per vaizdą, taip, čia yra loaderis, video loaderis, čia pats sampleris, kuris po to transformuos iš šitų kalbos modelių į video kombiną ir mes gausim garsą. Taip, tai pabandysim, ar tai tiesa, ar tikrai jis įgarsina video. Paimsiu video su šitais paukščiukais, taip, paspausim Q. Ir matot, pirmiau loadina video, po to eina visi tie mūsų modeliai, taip, kalbos modeliai, pagrindinis modelis. Dabar eis į Audio samplerį, taip. Aš nieko čia netgi nerašiau, kaip matot, tai pažiūrėsim, kaip gausis. Na ir kaip užvedam ant šito video paveiksliuko, mums iš karto automatiškai groja garsas. Ką, susitvarkė, tikrai neblogai. Čia dar galim ir paklausyti ir čia paspaudus, kaip matot. Dešiniam šone viršuje galiu play pagroti. Gerai, čia galim parsisiųsti audio ir uždėti po to sumontuoti ant mūsų vaizdų, taip. Pabandysim kokį kitą vaizdą. Video įrašą, taip. Pavyzdžiui, pabandysim šitą. Rašo, kad su žmonėm, kada dalyvauja žmonės, jis ne visai susitvarko. Ten pradeda kažkokius balsus daryti, ar dar, pažiūrim, pabandom. Taip. Dabar tikrai padarė nesąmonę, taip. Galim pabandyti parašyti negative prompt people voice
voices, taip. O čia parašyt meditative music documentary. Gerai, paspaudžiam, dabar dar pastikrinam. Taip. Pabandom dar. Matot, supranta jis negative promptus ir mūsų promptą pagrindinį dar. Nu va, gerai, pabandom dar ką nors padaryti. Taip, dabar pabandom kokias va ten karves mūsų. Tai gerai, dabar People Voices ištrinu ir Roman Music ištrinu ir dabar tiesiog paspaudžiam Q, žiūrim. Gerai, ką nors dar pabandysim. Pavyzdžiui, dabar vat jūra. Girdisi, kaip ir kompas jau pradeda mano dirbti. Nu ką, paklausom. Neblogai, pabandom, pažiūrim. Jeigu čia parašyčiau C, tai tikrai jis tai suvoktų, bet aš noriu pabandyti su kito video. Pavyzdžiui, va čia tam kalėdų senį tokį sugeneruotą su moterim, taip. Vėl tie balsai, taip, pabandom. People Voices, taip. Dar. Nu va, dabar prašom. Šventinė, taip, muzika, taip, kalėdų. Nu, čia, kaip matot, su žmonėva, tai visai nesusitvarko. Speaking, pabandom dar. Christmas music. Promo ad. Gerai. Gavom muziką panašų į šventinę, taip, dabar pabandysim paimti gal irgi vat čia šitą video pasižiūrėti, irgi šventinę, taip, tik tais ištrinsiu čia, gal Christmas Music Promo Ad paliksiu ir paspausim pasižiūrėti. Dar kartą čia kažką pabandžiau.
neblogai. O dabar pabandysim video dar sudėtingesnį. Tai va, žmonės eina, čia kažkoks paradas, taip, šventinis. Ištrinsiu visus promptus ir tiesiog nu dabar patikrinam, gavosi. Nu, kaip matot, neįtikėtinai susitvarkė, nieko nerašiau, jokių promptų, viskas, jis suprato, kad čia yra renginys. Super tiesiog, nu, kas užsiema saundo postprodukcija, įgarsinimu, tai aš manau, čia laukia labai gera ateitis ir labai bus geras įrankis tiems, kur dirbs su soundu ir dirba su soundu. Taigi, ačiū uždėmesį, šiandien viskas. Jeigu norėsite, kad aš jums duočiau šitą darbo eigą, kad jūs galėtume parsisiųsti, ar kaip įrašyti Comfy user interface ir su juo dirbti, tai rašykite komentaruose. Ir aišku, nepamirškite paspausti like ir kad norėčiau, kad jūs pasirašytume į mano kanalą, jeigu galite. Būtų malonu. Ačiū ir viso gero.